Iš tiesų, žmogus daug tūkstantmečių buvo iš esmės didelė meška, buvo mažiau gauruoti, bet elgėmės lyginai taip pat. Ir tik tais pastaruosius 200 metų mes jau išmokom šiek tiek gal vis civilizuočiau bitininkauti. Bitininkystė iki šiol vis dar yra labai sudėtinga veikla, kadangi tai vis tiek yra labai nuo žmogaus besiskiriantis gyvūnas, kuris milijonus metų gyveno be žmogaus įsikišimo. Labai ilgą laiką tas žmogaus įsitraukimas į bičių gyvenimą tai labiau buvo kaip įsibrovimas. Bitininkaut galima visur, netgi ir mieste. Turim labai daug įvairių medžių, augalų, kuriuos reikia taip pat apdulkinti. Yra šiek tiek skepticizmo, kokį medų galima gauti mieste. Bet kiek yra tirta, tai medus yra pakankamai švarus, nieko neišsiskiriantis nuo rajonuose randamo medaus. Bitės skrenda iki 5 km, tai labai tikėtina, kad gamtos kampeliai, kurie yra mieste, kuriuose jūs patys vaikštot, kad bitės iki jų nuskris ir susineš nektarą.